Norėčiau pasidalinti citata, viena iš Singapūro chapterio, Bob Burgas sako, vienintelis svarbiausias žmonių įgūdis yra tai, kad jūs išvystote, išugdote gebėjimą domėtis žmogumi, kuris yra priešais jūs. Ir tuo būdu jūs galite pasiekti savo tikslų. Tai efektyvaus 1-2-1 metodika turbūt ir yra visų pirma apie tai, kad tik nuoširdžiai ir giliai besidomėdami prieš jūs esančių žmogum, jūs galite tiek jam padėti, tiek atsiskleisti patys ir auginti savo verslą. Tai vad grow, tai yra iššifruojama taip, kaip matot, get, retain, own and work. Tai visų pirma gauti galimybę išlaikyti tuos žmonės šalia savęs, prisimti atsakomybę, būti savininkais to, ką jūs darote čia BNI darydami 1-2-1, na ir dirbti, nes tikrai žinome, kad networkingas tai ne net sittingas, ne net eatingas, ką mes čia susitinkame ir tai taip pat turime, tai yra networkingas, tai yra darbas. Tai pakalbėkime apie tai, kad mes šiandien dienai turime išsikėlę visi tikslus, ir tai yra rodikliai ir juos be abejo reikia pagerinti. Statistika nemeluoja, sako, kad jų reikėtų turėti daugiau, norint turėti daugiau rekomendacijų, reikėtų turėti daugiau 1-2-1 visų pirma. Ir kodėl 1-2-1 yra tokie svarbus, nes tai yra verslo ryšių mezgimas paremtas pasitikėjimu. Ir pradžioje tikrai nauji nariai sako, man labai sunku rekomenduoti, kol aš dar nepažįstu, dar nežinau, kaip tas žmogus dirba. Tai kaip jūs kitaip sužinosit, jeigu nesigilinsit į tą žmogų, jeigu į jo verslą nekreipsit dėmesio, neuždavinėsit klausimų, nebūsit pasiruošę. Žodžiu, svarbu ir patiems susikurti patikimo verslininko įvaizdį ir įgyti pasitikėjimą klubiečių, ypač naujai atėjusiems žmonėms, ir tai leidžia pasiekti būtent 1-2-1. Tai yra sprendimas. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad individualus susitikimas yra ne tiesioginiai pardavimai, o yra ir tam tikras etiketas. Jeigu jūs kviečiate žmogų susitikti, tai būkit malonus ir išklausykit visų pirma jo. O pats svarbiausias dalykas ir akcentas tai yra gains užrašai. Tai gains užrašų vertė yra struktūra, kuri leidžia greičiau pasiekti tikslų. Vėlgi galime išsišifruoti gains. Ką sako BNI? Tai yra, tiesiog tinklaveikos kaip rėmas, karkasas. Tai yra tikslai, goals, pasiekimai, tai ką jūs esate pasiekę, jūs tai galite parodyti tuose pačiuose užrašuose, jau net prieš susitikimą užsipildę tą formą, atsiųsdami kolegai. Tai yra jūsų pomėgiai, nes tai žmonės vienyje, jungia ir greičiau užsimezga ryšys. Tai yra jūsų networkas, tai ne socialiniai tinklai, ne Facebookas ar Instagramas, kur jūs esate ir skelbiate apie save, tai yra ryšiai su kitais žmonėmis ir tai irgi svarbu atskleisti tuose užrašuose. Ir be abejo, nemažiau svarbus, o gal net ir svarbiausias yra įgūdžiai, skills. Tai štai gains užrašai taip ir šifruojasi ir juos padarius nuosekliai, jūs tikrai turėsite puikų įrankį, kurio pasidalinę prieš susitikimą ir sutaupysite laiko ir gausite dar geresnių klausimų. Nes jie atskleidžia ne tik verslo pozicionavimą, specifiką, ko jūs norite, bet taip pat ir ką jūs norite prisitraukti, kam jūs rekomenduoti, kam jūs galite teikti geriausiai paslaugas, koks yra jūsų geriausio kliento portretas. Jūs galite duoti instrukciją, kaip jūs rekomenduoti. Ir tuo pačiu papasakoti, kas jums nėra gera rekomendacija, nes ką mes girdim, gavau daug rekomendacijų, bet jos tokios, buvo nelabai. Tai tas iš karto užbėgama į priekį, kad tos rekomendacijos būtų maksimaliai naudingos ir tikslinės. Ir be abejo, kaip jau ir minėjau, atskleidžiate ir savo asmenybę, ir asmenybinius visus, savybės, įgūdžius, pomėgius ir tuo būdu kuriate pasitikėjimą. Taigi, the more you are interested in your people, the more interesting you become to people. Tai labai paprasta. Kuo jūs daugiau domėsitės kitais, tuo daugiau bus domimasi ir jumis. Taigi, užduotis, namų darbai, visiems užsipildykite, nes vakar peržiūrėjau, mes turime sukurtą įrankį, ačiū Pavelui, jisai tą padarė, yra mūsų puslapis BNI@LT. Ir jeigu vesite prieš tai 1-2-1, jūs rasite keletus žmonių padarytus namų darbus. Ir labai noriu pagirti Agnę, pasižiūrėkite Agnės Kindarinės užrašus, nes jinai ten tikrai įdėjo daug meilės ir širdies ir laiko. Ir tikrai viskas yra išpildyta pilnai, tai yra pavyzdinis. Ir linkiu visiems papildyti tie, kurie jau sukėlėte, atnaujinti tie, kas tai jau darėte ir prieš susitikimą išsiųsti kolegoms ir suplanuoti kuo daugiau individualių susitikimų su kitais skyriaus nariais. Ir pabaigai, paskutinė, trečioji svarbiausia užduotis, tai yra individualaus susitikimo pabaigoje
jūs turite susitarti įsipareigojimus. Tai yra trumpalaikė rekomendacija, tai tikslas ją sugeneruoti per 30 dienų ir ilgalaikė rekomendacija, išklausius priešais sėdintį kolegą, kas jam būtų gera rekomendacija ir koks jūs svajonės klientas ir žinant, kaip jį rekomenduoti, sugeneruoti ilgalaikę rekomendaciją per 90 dienų. Tai to visiems ir palinkėsiu. Taigi, be specific, encourage your fellow members to be specific, sako Ivanas Meisneris. Ir tai reiškia, kad kuo jūs tiksliau prašysite ir prašysite iš priešais sėdinčio žmogaus, kuo tiksliau prašyti, tuo daugiau vertės jūs gausite. Ačiū.